Ir nors kiekvienas jaučiamės esantis mados ekspertais, šį kartą apie sveikatą. Kaip rengti žiemą arba kodėl medvilninius marškinėlius galima drąsiai atidėti vasaros sezonui. Kaip rengti šaltuoju metų laiku, kad nesušaltumėte ir jaustumėtės komfortabiliai, patarė Kauno technologijos universiteto mados inžinerijos profesorė Virginija Daukantienė. Keliaujame į produktų kūrimo ir vystymo centro laboratoriją. Pradėkime nuo pradžių. Pavyzdžiui, aktyvesniai tokiai laisvalaikio veiklai, kuomet turim pėsčiomis pereiti ilgesnę atkarpą lauko sąlygom, tai pirmam sluoksniui galima netgi panaudoti sintetinių pluoštų medžiagas. Šiuo atveju absorbavus prakaito lašą, ar ne, ta blogoji medžiagos pusė mažame plote labai greitai absorbuoja tą drėgmės lašą ir antrojoje medžiagos pusėje labai greitai pasklinda didesnėme plote ir vidinis sluoksnis lieka visiškai sausas. Tai va čia sintetinių pluoštų medžiagų toks yra didelis pranašumas, naudojama, pavyzdžiui, du pluoštai, kaip šiuo atveju vilna ir poliamidas yra vidinėje dalyje, jis yra sintetinis pluoštas ir būtent jisai labai greitai absorbuoja susikaupiantį prakaitą ir atiduoda į išorę natūraliam. Tam pluoštui, aišku, iš jo lėčiau pasišalina drėgmė, bet vilna savaime dėl savo gerų termoizoliacinių savybių užtikrina tą termoizoliacinį komfortą. Pats paskutinis sluoksnis, aišku, einant lauku, tai turėtų būti šiuo atveju striukė ir ta striukė galėtų būti su pūkų užpildu, galėtų būti su šiltinamuoju sintetiniu įdėklu iš sintetinių pluoštų pagamintos tokios purios, atrodo medžiagos storesnės, bet jos labai lengvos ir dėl didelio kiekio tarp tų mikropluoštų talpinamo oro, jos tikrai gerai šitą atlieka termoizoliacinę funkciją. Jau seniai pastebėta, kad šaltuoju metų laiku itin svarbus drabužių sluoksniavimas. Tai universali sistema, leidžianti reguliuoti kūno temperatūrą ir neprakaituoti bet kokiomis oro sąlygomis. Be to bus nesudėtinga sumažinti sluoksnių kiekį, kad gerai jaustumėtės ir žvarbiame ore ir įėjus į patalpą. Į drabužio komplektą įvedant kiek įmanoma daugiau skirtingų savybių sluoksnių, mes užtikrinam geriausias to drabužių paketo savybės. Antrasis drabužių sluoksnis izoliacinis, turintis išlaikyti kūno šilumą. Vilna, merelino vilna ar pūkai pasižymi geromis šilumos izoliacijos savybėmis, net ir drėgnose sąlygose. O paskutinis drabužių sluoksnis, apsauginis, turi būti atsparus vėjui ir lietui, bet tuo pačiu ir kvėpuoti, kad nesukeltų prakaitavimo. Drabužių sluoksniavimas yra labai svarbus dėl to, kad ne tik tai patys sluoksniai užtikrina tam tikras savybės, tokias kaip gebėjimą praleisti garus ar pasižymėti geromis termoizoliacinėmis savybėmis, bet ir tarp jų esantis oro tarpai taip pat užtikrina ir geras termoizoliacinės savybės ir būtent terpę tiem drėgmės ir šilumos mainams. O kokios medžiagos turėtų būti pirmasis, esantis arčiausiai kūno drabužių sluoksnis? Natūrali medvilnė, o gal sintetika? Medvilnė labai geras pluoštas vasaros sezono metu, nes jinai pasižymi geromis drėgmės sugerimo savybėmis. Bet žiemos sezono metu drėgmė greitai absorbuojama medvilnės struktūroje, bet jinai lėtai atiduodama į išorę. Ir esant šaltam orui, ypatingai žemai neigiamai temperatūrai, žmogus tiesiog dėl tos besikaupiančios, didėjančios drėgmės medžiagų struktūroje pradeda vėsti, šalti ir jaustis nekomfortiškai. Labai svarbu, kad tas tiesioginis kontaktas su drėkstančiais paviršiais būtų būtent per sintetinius ir geriausia per tos mikropluoštus, kurie yra labai plonyčiai. Šiuolaikiniai audiniai su membranomis – tai specialios medžiagos, kurios užtikrina apsaugą nuo vandens ir vėjo, tačiau tuo pačiu leidžia išgaruoti drėgmei, kad nesukeltų perkaitimo ar prakaitavimo. Kodėl taip veikia? Iš išorės nepraleidžia vandens, o iš vidaus praleidžia vandens garus,
Dėl to, kad tuos membranos turi tas vadinamas poras, tas akutes tokios skersmens, kurios užtikrina būtent sulaikymą didesnių vandens molekulių, o mažesnių garų molekulių praleidimą iš podrabužinės erdvės užtikrina pakankamai lengvai. Audiniams su membranomis būtina ir speciali priežiūra. Kai kuriems jų reikalingi specialūs skalbikliai, o daugumą apskritai rekomenduojama valyti tik cheminio valymo valyklose. Nemažiau svarbu ir tinkamai pasirinkti avarinę bei nepamiršti šiltų kojinių. Įdomu, kad neleis jums sušalti ir tinkamai pasirinktas drabužio siluetas ir šiltos pirštinės. Profesorė pabrėžia, kad žiemos metu komfortas ir funkcionalumas turi būti svarbiau už estetiką. Jeigu žiemos drabužis paltas, pavyzdžiui, bus labai platus ar ne, jo siluetas platėjantis, jisai bus toli nuo žmogaus kūno, ypatingai vėjuotą dieną bus pernelyg didelė ventiliacija žmogaus kūno ir taip pat drabužis neužtikrins gerų termoizoliacinių savybių. Na ir labai svarbu neperšlampanti avalynė, taip pat svarbus jos padas, kad nebūtų slidus, kad būtų nepavojinga, komfortiškai eiti apledėjusių šaligatvių ar kelkraščių. Kaunas nuo seno siejamas su tekstile ir mokslininkų tekstilininkų išradimais. Kauno technologijos universiteto mokslininkai vertinami ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinių ženklų kolekcijų kūrėjų. Iš Vilkaviškio rajono kilusi profesorė dar mokykloje nusprendė studijuoti inžinerinius mokslus. Taip atsirado mados inžinerija. Noras keisti susiformavusias normas ir kurti inovacijas.